Politinė reklama bus apmokėta iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politinės kampanijos sąskaitos. Mes visi šiandien konstatavom, kad Lietuvos žmonės išgyvena įvairiapusį nesaugumą, o nusivylimas valdžia ir dar blogiau, nusivylimas demokratija kartais atrodo, kad tapo kritiniu. Geriausias vaistas nuo nusivylimo, radikalizmo, nuo pasyvaus sąmokslo teorijų vartojimo YouTube yra dalyvavimas, aktyvus dalyvavimas politikoje, realių žmonių problemų sprendimas, dalyvavimas mūsų bendrųjų reikalų tvarkyme. Ir dalyvauti kviečiu ne tik kas 5 metus, labai svarbu įsidėmėti birželio datą, bet raginu žmonės dalyvauti nuolat, kartu, kuriant ambicingus pokyčio planus mūsų kasdieniam gyvenime. Kaip Seimo narys nuolat gyniau silpniausius, Virginijus, ačiū, jau pasakė, vaikus auginančias šeimas, neįgaliuosius, senjorus, mažai uždirbančius. Visada laikiausi principinės pozicijos dėl gamtos apsaugos. Noriu panaudoti savo žinias ir patirtį, kad padėti sunkiai dirbantiems Lietuvos žmonėms. Turime, kaip demokratai, labai daug gerų idėjų ir jiems reikia Briuselio lygio sprendimų. Europos parlamente pagaliau atsiranda daugiau politinio sutarimo dėl bendros darbo rinkos, socialinės apsaugos, biudžeto politikos. Būtent mažų pajamų gavėjai turi jausti didžiausią naudą iš žaliojo kurso. Apie tai jau buvo kalbėta. Bet Europai reikia didesnių ambicijų. Reikia susitarti dėl europinės pensijos, minimalios pensijų pakeitimo normos visoje Europos Sąjungoje. Visų europiečių pensijos turėtų būti susietos su buvusiu atlyginimu ir sudaryti ne mažiau 50% buvusio atlygio. Ir nuolat tas santykis turi augti. Pagal ilgalaikę pensijų prognozę Lietuvos pensija užima prasčiausią vietą Europoje. Ir tai turi keistis. Panašiai kaip yra padaryta pagal beje Lietuvos pavyzdį, buvusios vyriausybės pavyzdį, dėl minimalios algos direktyvos, yra priimta tokia direktyva, yra sukurtas mechanizmas, kaip turi augti minimali alga visoje Europoje, panašiai galima padaryti ir dėl pensijos. Tam reikia ryžto ir noro kartu daryti ir veikti kasdien. Įvairios fasadinės Briuselio direktyvos šiandien ir sprendimai pavadinti Europos socialinis ramstis, Europos darbo institucija, Europos vaikų garantijos sistema, Europos klimato socialinis fondas. Kartais jie greitai taip skambiai pavadinami, bet erzina žmonės, nes už jų nėra realių galių, realaus finansavimo ir realaus poveikio kasdieniam gyvenimui ir kiekvienam žmogui. Lietuvai naudinga, kad socialiniai standartai kiltų visoje Europoje, kad būtų plėtojama universalių bazinių pajamų ir nauja idėja universalių bazinių paslaugų koncepcija, kad trumpėtų, o ne ilgėtų darbo savaitę. Dirbtinio intelekto epochoje mes nebegalime konkuruoti dėl pigios darbo jėgos. Mes nebegalime matuoti savo gerovę tik BVP augimu ir nuolat priešintis Europos parlamente atsirandančioms gerovės iniciatyvams. Man tenka dažnai bendrauti su Europos žaliųjų partijos politikais ir jie nuolat kviečia mūsų ministrus, mūsų europarlamentarus, pagaliau, jūs esate tikrieji Europos nariai, nebūkit pasyvūs, pasitikėkit savimi. Iš kur tiek daug skeptiškumo ir tokios pasyvios laikysenos? Jie kviečia mus kartu formuoti Europos socialinę darbotvarkę. Mes šiemet švęsime 20 metų narystės Europos Sąjungoje. Mes ne per vieną naktį, bet per 20 metų didelį užaugom ir mes galingi išties, nes galime padaryti daug kasdien ir kiekvienam.